Approach Aluakar Dreamland 338, flight level 100, direct Mesa, KNH 1006.73. Dreamland 338, Vilnius approach, good evening, pass your message. We are proceeding direct Mesa for LS 19er, Dreamland 338. Dreamland 338, due to unknown activity over Vilnius at the moment, operations at Vilnius is suspended. O į 01 mes negalėtumėm nutūpti, apeidami tos balionus? Ne, ten grupėmis skirtingose vietose skirtinga informacija. Derinus Kaunas 100 sekundė pauktis. Kas dėl Kauno, pakartokit? Approach Dreamland 338. Dreamland 338, Kaunas gali priimti takas 08 veikiantis. Suprato 08. O tai čia trukdo jie mum 01 užeiti Vilnių? Visi skrydžiai Vilniuje kol kas uždaryti dėl oro balionų. Nežinoma padėtis, aukščiai skirtinga informacija, taip kad yra labai pavojinga. Ir kaip pamienos viršininko priimtas sprendimas, visi skrydžiai kol kas sustabdomi. Ok, nežinom laikui, ne? Aiškinamės kiekvieną minutę. Ok. Then we diverting to Kaunas. O kokia nors prognozija yra ten dėl to judėjimo, ten ką čia laukti? Kol kas nėra jokios informacijos, jokios prognozijos, labai sunku pasakyti, tuoj sekundės Kaunų kalbu. Dreamland 338, jeigu į Kauną, tai leista taškas matam. Okay, we are direct Matam, Dreamland 338, diverting to Kaunas. We don't have much more fuel to hold. Let's copy it. Vilnius approach, Viziras 59. Viziras 59, prieigos atsakau. Laukiam Risdimtos. Sakykit, ar yra informacijos apie balionus, kokiam aukštį ir kiek jų yra? Sekundė. Taip, informacija tokia. Jau 2 valandų pastoviai skrenda balionai, greičiausiai leidžiami iš Baltarusijos pusės, aukščiai labai skirtingi grupėmis, iki 110, 60 skrydžio lygį. Karo policija paskutinėmis metu pranešė, kad jau virš Vilniaus visos mieste renka nukritusių tų balionų. Taip kad tikrai nerekomenduoju tūpti Vilniui. Aišku, supratom. Skrenda visi virš Rūdininkų, virš Jašiūnų, aukščiai keičiasi ir, ta prasme, neaišku, kurie bus kokiam aukštyje ir pastoviai eina grupėmis be sustojimo. Supratom. Tai turbūt juda pagal vėją. Kaip matom, dabar yra 218 mazgų kryptis. Taip, jie juda pagal vėją, greitis irgi ten būna ir apie 30 mazgų, priklausant nuo aukščio, juda iš pietų į šiaurę. Ačiū už informaciją. Gal turit kokios informacijos apie tos balionus ir kokia tikimybė, kad atsidarytų mūsų oro uostas? Kol kas, žinokit, dar esam užsidarę ir
Ir kol kas, žinokit, neturi informacijos naujos. Turit gal informacijos, kokiuose aukščiuose tie balionai? Žinokit, labai įvairiuose, vieni žemiau, kiti aukščiau, iki 110 buvo labai įvairūs aukščiai. O koks kiekis jų? Negaliu, žinokit, tiksliai pasakyti kiek. Kalba eina apie 2-3 balionus ar 10? Daug labai balionų, jau 2 valandas srautas eina atskirom grupėm, randama virš Vilniaus miesto. Aišku, ir vis dar dabar tai pranešama, nu tai turbūt mes į Kauną važiuos. Jeigu tik priims, rekomenduočiau. Tai priema jau suderinam.